štai drąsiai dviem rankom imkit, visi spėsi, tikrai ne visiems atkeliaus. Tai čia kažkas klausia, kas jau palaikysit, galit pasiklausyti, kas tai per medžio gabalėlis. Tai iš Tunguskos regiono atvežtas, gal jeigu negirdėjot, dar išgirsit. Tai štai tas pajuodavimo šalia centro medžio rievės ten matomas. Tai gali būti tarsi istorinis įrašas, kuris gali byloti apie buvusią didžiulį sprogimą. Aš ištirgiau pusę kosmonės gali. Tai kam dar įdomu apie meteoritus, tai didžiausią Žemėje meteoritą galim aplankyti Afrikoje, Namibijoje. Štai čia yra Hobos meteoritas ir jis sveria 60 tonų. Tai kaip tai jūsų autobusai. Tai metro aukštas, 3 metrų skersmens. Ką? Aš tiksliai nežinau, spėju. Na, daugiau neturėtų, nes tankas apie 30 tonų. Štai asteroidas, vienas didžiausias atmosferoje skriejantis, Vesta 530 km skersmens. Tai kaip Lietuva ir Latvija, kaip dydžio mūsų, kaip subėga. Štai taip atrodo kometos paviršius, nes iš pradžių tik įsivaizduodavo mokslininkai, kaip gali jis atrodyti. O dabar štai turim tikras nuotraukas, štai kaip kometa atrodo. Sušalusių dulkių ir ledo, tarsi purvinos gniūžtės vadinamas kometa. Jis yra Afrikoje, niekas nepasimėlė. Kur nukrito ten į Vestą? Taipogi kometos. Taip išsivaizdavo, kad kometos banglys atrodo. Pavyzdžiui, apačioje tiesiog paprasti akmenėliai žmonės atneša mokslininkams ištirti. Ištiriami jie ir tenka žmogų nuvilti, tiesiog paprasti kelio akmenėliai. Tai teisingai ir čia meteoritas. Tai Afrikoje kritusio meteorito mažas gabalėlis atpjautas. Ir tas rudas, jeigu taip galima jį pavadinti, korozijos paveiktas tas pats cikotelinio meteoritas, tiesiog dirba yra kur kas vėliau. Na tai, jeigu visi palaikėt meteoritą, tai duokit man tuomet. Aš nepalaikiau. Tai štai čia turim keletą teleskopiukų, kelių šimtų metų kažkur. Tai pagrindinis teleskopo tikslas yra surinkti kuo daugiau blankios šviesos. Ar teko kam nors žiūrėti pro žiūronus ar pro teleskopą? Na tai kaip pirmas įspūdis? Tiesiog puikus, tai teisingai labai. Nes pirmasis žmogus Galilėjo Galilėjus 1610-aisiais pažvelgė pro teleskopą ir jis tikrai labai nustebo, kaip ir tu, pavyzdžiui.